7 prokurorus dėl bylos vilkinimo nubaudęs generalinis prokuroras teismui apskundė Vidaus reikalų ministerijos generalinį inspektorių, kuris padarė išvadą, kad 2 Kauno policijos tyrėjai nevilkino Drąsiaus Kedžio skundų tyrimo dėl dukters prievartavimo. Generalinės prokuratūros nuomonė tyrėjai nesiėmė visų veiksmų skundų ištirti. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad tam tikrų ikiteisminio tyrimo veiksmų iš viso nereikėjo daryti. Tai ne Vidaus reikalų ministerija turėtų spręsti tokius dalykus, kokius ikiteisminio tyrimo veiksmus reikia byloje daryti, kokių nereikia daryti. Vidaus reikalų ministerijos generalinis inspektorius sako, kad policijos tyrėjai padarė viską, ką galėjo. Šventai įstikinęs, kad jie viską padarė, ką galėjo. Aš nežinau nei vienos baudžiamosios bylos, kuri būtų užbaigta per mėnesį, o tuo labiau tokia, sakyčiau, itin sudėtinga ir trapi byla. O jinai buvo tyrėjų žinioje 1 mėnesį lygiai. Inspektorius prašo nutraukti bylą, prokuroras panaikinti išvadą. Generalinė prokuratūra sako, kad išvada turės pasekmių bylose, kuriuose 2 Kauno prokurorės apskundė joms nuobaudą skyrusi generalinį prokurorą. Teismo sprendimas skelbs po kelių savaičių. Aurelijus Griškevičius, Kęstutis Vaišvila, LNK žinios Vilnius.